Jūs klausotės Radio klubo. Sveiki, čia Lukas ir jūs klausėtės specialios laidos skirtos gimnazijos mokinių savivaldos prezidento rinkimams. Taigi sveikas Martynai ir prisistatyk mums. Sveiki, esu Martynas Jogilavičius iš pirmos M klasės. Ką čia pasakius apie save? Į šią mokyklą tiesiog man labai patinka eiti. Kiekvieną dieną einu su šypsena veide. Man labai patinka mokytis, labai profesionalūs mokytojai, bei man labai patiko iš tikrųjų mokytojų požiūris į pačius mokinius, ko aš tikrai nesitikėjau šią gimnaziją. Buvau susidaręs šiek tiek nekokią nuomonę prieš ateidamas į Didždvario gimnaziją, bet iš tikrųjų ta nuomonė drastiškai pasikeitė ir tiesiog nuostabiai vertinu šią mokyklą. O sakai, kad turėjai susidaręs kaip ir nekokią nuomonę, tai kodėl pasirinkai mūsų mokyklą? Na, iš tikrųjų nuomonė buvo sudaryta praeitos mokyklos mokytojų bei kitų žmonių, bet tiesiog aš norėjau pabandyti savo šansą ir nenorėjau tikėti kitų paskalomis, tiesiog norėjau pasivertinti tą situaciją. Kaip manai, kokiose srityse galėtum nuveikti ką nors naudingą? Manau, galėčiau nuveikti mokinių labai, nes, aš tikrai nemanau, kad aš galėčiau padėti direktoriui dirbti ar pavaduotų, nes jie yra tos srities specialistai. Aš tiesiog galėčiau iš mokinių pusės padėti, ta prasme, organizuoti renginius, gerinti, pačią atmosferą mokykloje ir tiesiog, būti kaip draugas, kaip aš sakiau vakar, ne diktatorius, tiesiog ne tas, kur vadovauja, bet padeda vadovauti. Kaip vertini dabartinį savivaldos darbą? Dabartinį savivaldos darbą vertinu, aš jį mačiau tik tai dabar pusę metų, aš esu naujokas visgi, bet vertinu teigiamai, nes aš tikrųjų savivalda buvo man naujiena, praeito mokyklo tokių dalykų nebuvo ir man iš tikrųjų labai patiko ši idėja, kad ir mokiniai gali pareikšti savo nuomonę mokyklos valdyme. Kaip manai, ar prezidentas gali daryti įtaką savivaldai? Priklauso nuo sprendžiamo klausimo, manau, jis negali būti toks žmogus, kuris vadovauja viską ir jo žodis yra paskutinis, jis turi pasitarti su kitais valdančiais žmonėmis, bet taip jo nuomonė irgi turėtų būti, manau, atsiklausta. Taigi, kokios tos prezidento pareigos tavo nuomonė? Pareigos, manau, visų pirma, tai padaryti gerą atmosferą mokykloje, atstovauti visų pirma mokinių teisės, atstovauti jų nuomonės ir pareikšti tas nuomonės valdžioje, kad būtų, tiesiog, sakykime, mokiniai turi kažkokių tai idėjų ir jos turi būti, liaudiškai sakoma, prastumtos į valdžią. Taip. Jei nelaimėsi rinkimų, ar bandysi daryti įtaką prezidento sprendimams ir ar įsitrauksi mokyklos veiklą? Aš per daug nesijaudinu, jeigu nelaimėčiau rinkimų, tiesiog čia yra mano šansas, reikia šansą bandyti ir aš manau, jeigu nelaimėsiu, aš vis tiek norėčiau būti aktyvus mokyklos veikloje, dalyvauti susirinkimuose, būti savivaldai ir tiesiog kažkaip, turėti savo tą nuomonę mokyklos valdyme. Bet aš per daug nesijaudinu, jeigu kad nelaimėčiau tų rinkimų. Ką nori pasakyti savo būsimiems rinkėjams? Rinkėjams, spręsti yra jums, jūsų nuomonė yra svarbiausia. Kandidatai esame tik 2, tad, pasirinkimas nėra tikrai didelis ir manau, pasirinksite teisingai. Noriu padėkoti Martynui ir palinkėti tau sėkmės. Ačiū, Lukai, iki. Nuo dabar pasiklausykime Pauliaus, kito kandidato į prezidento postą. Labas, Lukai. Tai aš esu Paulius Urbonas, esu 11-okas Didždvario gimnazijoje ir, kaip jau Lukas sakė, esu kandidatas į prezidento postą. Tai kalbant apie tai, ką norėčiau nuveikti ir ką galėčiau nuveikti, visų pirma, prioritetinis dalykas turbūt mano programai ir tiksluose būtų tai, jog galvoju, jog reikėtų padaryti savivaldą truputėlį aktyvesnę ir pagyvinti jos darbą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog Didždvario gimnazijoje turėtų atsirasti daugiau renginių, daugiau iniciatyvų. Ir noriu, kad mokiniai būtų aktyvesni. Tai čia yra pagrindinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Be abejo, būtų labai gerai išspręsti tokius dalykus, kurie ilgai yra diskutuojami, kaip, pavyzdžiui, uniformos. Ir aš galvoju, kad tą būtų galima padaryti, atsižvelgiant į mokinių nuomonę. Taip pat galvoju, kad galėtume užmegzti stipresnius ryšius su kitomis gimnazijomis, tiek Šiauliuose, tiek už Šiaulių. Ir manau, kad galime, kaip pasakyti, Didždvario gimnazijos vardą padaryti garsesniu.
Kodėl pasirinkai šitą mokyklą? Kodėl pas mus atėjai? Tai, kaip jau sakiau, vakarykštėje savo kalboje turėjau tam tikrą dilemą prieš rinkdamasis mokyklą, į kurią mokyklą eiti ir mano sprendimą mokytis Dirždvario gimnazijoje nulėmė tai, jog matau Dirždvarį kaip labai progresyvią mokyklą, kaip liberalią mokyklą ir kaip dabar pastebėjau, Dirždvaris iš tikrųjų yra išskirtinė mokykla visos Lietuvos mastu tuo, jog mokiniai gali laisvai reikšti mintis, gali užmėgsti labai artimus ryšius su mokytojais ir būti išgirsti. Tai ir kol kas matau, jog mano mintis 8-9 klasėje pasitvirtino ir matau, jog tikrai buvo verta mokytis šitoje mokykloje. Labai dėl to džiaugiuosi. Kaip vertini dabartinį savivaldos darbą? Nepasakyčiau, jog vertinu kaip nors prastai. Noriu pasakyti, jog savivalda galėtų būti aktyvesnė, truputėlį galbūt trūksta iniciatyvos, trūksta aktyvumo. Ir manau, kaip jau minėjau, šitas dalykas yra tas, kurį reikėtų išspręsti kuo greičiau. Kaip žinau, 1 metus mokys Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai galbūt galėtum pasidalinti savo nuomonę, kokia yra būtent jų savivalda ir ko galbūt galėtume mes iš jų pasimokyti. Na, visų pirma, mano mokyklos specifika buvo visai kitokia negu Dirždvario gimnazijos. Visų pirma, joje buvo labai mažai mokinių ir tai buvo privati mokykla. Ir visai didžioji dalis iniciatyvų būdavo iš administracijos pusės, tačiau ką dabar prisimenu ir ką labai norėčiau pamatyti Dirždvario gimnazijoje yra tai, jog mokiniai inicijuodavo naujus klubus, kurdavo klubus, būdavo toksai medikų klubas, kurie rinkdavosi kas savaitę, buvo aplinkosaugininkų klubas, pats dalyvavau verslo klubo renginiuose ir susitikimuose. Ir tai buvo, galvoju, pagrindinis dalykas, kuris matėsi ir kuris mane labai džiugino tos mokyklos savivaldos darbe. Ir galvoju, kad kai kurios iš šitų dalykų galima būtų pritaikyti ir mūsų gimnazijoje. Kaip manai, ar prezidentas gali daryti įtaką savivaldai? Na, ką reikėtų suprasti ir ką aš galvoju, jog suprantu, yra tai, jog prezidentas neturi absoliučios ar labai išskirtinės galios. Aš galvoju, jog prezidentas galbūt turėtų būti lyderis ir turėtų padėti priimti sprendimus savivaldai. Ne pats daryti sprendimus, bet noriu akcentuoti, jog padėti daryti sprendimus, padėti inicijuoti akcijas, renginius, projektus. Ir manau, jog tai yra pagrindiniai būdai, kuris galima prisidėti prie savivaldos darbo. Kaip manai, kokios vis dėlto yra prezidento pareigos? Prezidento pareigos mokykloje. Taip. Kaip jau vėlgi vakar bandžiau tai savo kalboje akcentuoti, kad pagrindiniai dalykai, ką turi daryti prezidentas, tai turi įsiklausyti ir pastebėti tai, ko mokyklos mokiniams reikia. Ir padėdamas savivaldos arba padėdamas savivaldai šitos norus įgyvendinti ir padaryti, kad jie būtų padaryti mokinius laimingesniais, jeigu galima taip sakyti. Vis dėlto, jeigu nelaimėsi prezidento rinkimų, ar bandysi daryti įtaką prezidento ar galbūt Seimo sprendimams, ar dalyvausi mokyklos papamokinėje veikloje? Taip, esu įsitikinęs, jog dalyvausiu papamokinėje veikloje ir dalyvaudavo jie anksčiau UNESCO klube, debatų klube. Ir kalbant apie įtakos darymą, tai iš tikrųjų, kalbant apie kitą kandidatą Martyną, labai džiaugiuosi jo ir man atrodo, jog jis yra labai, labai protingas ir galėtų būti puikiu prezidentu ir galvoju, jog jam nereikėtų daryti jokios įtakos, nes panašu, jog jis yra labai, labai atsakingas žmogus. Ir galvoju, jog būčiau, kaip pasakyti, pilnavertis ir aktyvus savivaldos narys. Na ir pabaigai, ką norėtum pasakyti savo būsimiems rinkėjams?
Taip, tai pirmas dalykas yra tai, jog, dalyvaudamas šiuose rinkimuose turiu tam tikrus tikslus, tam tikrą programą, tam tikrus norus ir idėjas, kurias norėčiau gyvendinti. Ir kitas dalykas yra tai, jog, galvoju, jog vis dėlto turiu tam tikros patirties, tiek dalyvaudamas Dirždvario gimnazijos veikla, tiek besimokydamas užsienyje, tiek kiti dalykai, kuriuos esu daręs. Ir manau, jog besinaudodamas šitą patirtimį galėčiau būti, jeigu būčiau, tai tikiuosi, jog ir tikiu, jog galėčiau būti geras savivaldos prezidentas. Ir manau, jog tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos norėčiau pasakyti rinkėjams. Na kągi, ačiū tau, Pauliau, ir noriu palinkėti tau sėkmės. Ačiū. Jūs klausotės Radio klubo.